Ok, bičiuliai, pakalbėjom apie jaunimo mašinas ir mes iš tikrųjų pagalvojom, kad nepelnytai užmirštam ir mūsų seniorus. Beje, atsimeni, mes vieną kartą filmavom vaikišką mašinėlę ir priėjo prie mūsų senjoras, sako, kas čia per automobilis, sakom, čia vaikiškas. Sako, kodėl aš negaliu su juo važinėti. Atsimeni? Jo, čia gerai, bet iš tikrųjų žmogus gerą klausimą iškėlė, mes kalbėjom, kad tos mašinos, mašinėlės tiksliau, yra skirtos jaunimui. Bet su jom gali važinėti visi, kas tik tai nori, kam patogu. Matot, kaip žmonės jau nebeina į darbą, jų atstumai žymiai sumažėja ir čia mes turime dvi transporto priemonės. Aš neslėpsiu, iš tikrųjų man kartais jos kelia šypseną, bet žinokit, aš jas išbandžiau ir iš tikrųjų net šiek tiek nustebau. Atsisėdat į savo kompiuterio kėdę. Ai, čia kad patogiau. Pasisukat, čia kad patogiau būtų. Ir iš tikrųjų, sakau, čia gali kelti šypseną šitos transporto priemonės, bet, pavyzdžiui, žinai, kad aš ją išbandęs pavažinėjau, žinai, kas yra? No. Čia lygiai tas pats, kas vaikščiotum pėsčias, tik tau nereikia vaikščioti, o žinot, žmonėms iš tikrųjų su amžium būna ir sunku judėti, ir sunku vaikščioti. Tai čia yra puikia transporto priemonėlė įveikti nedidelius atstumus, tarkim, seniorui, nuvažiuoti iki vaistinės, nuvažiuoti iki parduotuvės, nuvažiuoti ten, kuriem reikia nedidelį atstumą. Ir svarbiausia, kad tai padarysit patogiai, pralysit pro visokius plyšelius, važiuojate dviračių taku. Ir jeigu nėra dviračių tako, galite net važiuoti ir keltvašiu. Šio mažesnio Bister elektromobiliuko privalumas yra dydis, nes su juo patogiau ir manevruoti, man atrodo, net ir prekybos centre galite pamanevruoti esant reikalui, bet jį patogiau ir laikyti. Ar pavyzdžiui, anūkai, ar vaikai turi žmogų, kuriam yra sunkiau judėti, aš manau, kad tai yra puikia transporto priemonėlė judėti ir neprarasti to mobilumo. Žinot, seni žmonės užsisėdi namuose, nenori judėti, nes jiems sunku judėti. Tai va, sėda į tokį, nuvažiuoja į bažnyčią, pavyzdžiui. Suvaizduok, ai, žiūrėk, ir bažnyčia. Žinai, kas gerai, nereikia nieko prašyti, kad tave nuvežtų. Jo. Bister BS Aura modelis. 250 vatų galingumas, maksimalus greitis iki 8 km per valandą, o nuvažiuojamas atstumas iki 25 km. Pakrauti šį modelį iš įprastinės rozetės namie užtruksite nuo maždaug 6 iki 8 valandų ir jis gali pavežti svorį iki 120 kg. Ir akivaizdu, kad šio modelio didžiausias privalumas yra jo dydis, kompaktiškumas, nes su juo lengva manevruoti sauresnėse vietose. O jeigu norite nuvažiuoti didesnį atstumą ir netgi nebijote šiek tiek nelygaus kelio, tai galite rinktis modelį Bister BS Magnum 2A. Jo gale jau yra 1 kW, jis gali pasiekti iki 25 km per valandą greitį ir nuvažiuoti iki 55 km atstumą. Pakrauti užtruksite taip pat nuo 6 iki 8 valandų iš rozetės tinklo jo bateriją, o vežti jis gali iki 150 kg svorio. O tokias ir panašias transporto priemonės galite rasti visose Krinonos fizinėse parduotuvėse bei internete krinona.lt. Ir dar viena gera žinia, kad su mūsų nuolaidos kodu GAZAS Dugnas 15 šiom transporto priemonėm, elektriniam transporto priemonėm gausite ir 15% nuolaidą.